Evangelija pagal Morkų, 4 skyrius. Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minia, kad jis net įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minia liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas kalbėjo: paklausykite. Antai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30-eriopą, kiti 60-eriopą, treti 100-eriopą. Ir jis pasakė: kas turi ausis klausyti, te klauso. Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su 12 ėmė klausinėti apie palyginimus. O jis atsiliepė: jums duotas Dievo karalystės slėpinys, o svetimiesiems viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir kad jiems nebūtų atleista. Ir jis paklausė: nejaugi nesupratote šito palyginimo? Tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus? Sėjėjas tai tas, kuris sėja žodį. Palei kelią sėjamas žodis tai žmonės, kuriems vos išgirdus žodį ateina šėtonas ir išplėšia, kas juose pasėta. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynėje. Išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu jį priima, bet jie neturi savyje šaknų, yra nepastovus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jie tuojau atkrinta. Yra dar kiti, sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių 30-eriopą, 60-eriopą ir 100-eriopą. Jėzus jiems dar sakė: argi žiburys atnešamas, kad būtų pakištas po indu ar po lova? Argi ne tam, kad būtų įstatytas į žibintuvą? Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišeitų aikštėn. Jei kas turi ausis klausyti, te klauso. Jis taip pat jiems sakė: įsidėmėkite, ką girdite. Kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta ir dar pridėta. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčių bus atimta ir tai, ką jis turi. Ir vėl Jėzus sakė: Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną. Sėkla dygsta ir auga, žmogui visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių. Pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė: su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon
yra mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jis jiems nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Ta pačią dieną, atėjus vakarui, Jėzus pasakė mokiniams: irkitės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulis viesulas ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. O Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame? Pakėlęs Jėzus sudraudė vėją ir įsakė ežerui: nutilk, nusiramink. Ir tuojau vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus pasakė: kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam: kasgi jis toks? Net vėjas ir marios jo klauso.